Labą dieną, sveiki sugrįžę į mano YouTube kanalą. Šiame video norėčiau pasikalbėti apie tokį dažnai užduodamą klausimą. Kaip padaryti, kaip sukurti gerą prezentaciją. Kaip sukurti ne tik gerą prezentaciją, bet įspūdingą prezentaciją, kad ji padarytų gerą įspūdį publikai, kad jį sudomintų, kad jį būtų informatyvi ir tuo pačiu metu įdomi. Norėčiau pradėti nuo to, kad kai aš mokiausi universitete, norėčiau papasakoti savo istoriją. Taigi, kai aš mokiausi, iš pradžių aš labai nervindavausi, kai dariau prezentacijas. Tai buvo tikrai nelengva. Visada reikėjo surasti kažkokius žodžius, ką sakyt, ką aš sakysiu toliau, kaip aš atrodau ir visokios mintis, kurios trukdo, lindo į galvą. Bet po truputį aš pagerinau tuos savo įgūdžius, kaip daryti gerą prezentaciją. Ir aš noriu papasakoti du pagrindinius dalykus, kurie sudaro gerą prezentaciją. Nes po to aš dariau vis geresnės prezentacijas, galėjau sukurti vis įdomesnės prezentacijas ir galų gale man tai patiko ir aš dariau tai su malonumu. Tai pagrindinis dalykas tai yra, reikia atsikratyti to chaoso, to chaotiškumo, kurį dažnai daro studentai, žmonės, kurie daro pristatymus. Tai dažniausiai tokia pasitaikanti klaida, tai kad trūksta tvarkos, trūksta supratimo, kas eina po ko, kokie žingsniai, kokie dalykai eina vienas po kito. Tai svarbiausias žodis čia yra struktūra. Prezentacija turi turėti struktūrą ir tvarką. Turėti įžangą, turėti pagrindinę pagrindinę dalį ir turėti pabaigą, kur yra sumuojami visi dalykai, daromos išvados ir taip toliau. Taigi, ta struktūra yra labai svarbi. Tai pats svarbiausias dalykas, kuris padaro prezentaciją tikrai, kuris padeda pagerinti prezentaciją, pristatymą, yra struktūra, kad prezentacija turėtų aiškią tvarką. Ir šiais laikais PowerPointas padeda labai, nes ten galima, tuose slaiduose galima viens po kito tiesiog pažymėti svarbiausius dalykus, kurie leis po to prisiminti tai, ką tu nori pasakyti tuo metu. Ir tai padės tau padaryti tikrai įspūdingą prezentaciją. Tikiuosi, tai buvo naudinga. Iki kito karto. Bye.